Labą dieną, gerbiami žurnalistai. Ką tik baigėsi neformalaus Europos ministrų susitikimo antros dienos posėdžiai. Apie ką juose buvo kalbama, trumpai pristatys pirmininkaujančios šalies aplinkos ministras Valentinas Mazuronis ir vėliau Europos komisijos narė atsakinga už klimato veiksmus, ponia Connie Hedegaard. Ir vėliau jie abu atsakys visus jūsų klausimus. Tai prašom, ministrą, pradėti. Ačiū labai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už jūsų susidomėjimą, už jūsų ateimą į šią spaudos konferenciją. Šiandien mes iš tiesų turėjom, manau, labai konstruktyvaus, intensyvaus ir gero darbo pusdienį. Kaip žinia, šitas susitikimas, neformalus susitikimas, tai yra žingsnis prieš mūsų formalų susitikimą ir COP19 susitikimą lapkričio mėnesį Varšuvoje, kur mes turėtumėm kaip ES valstybės turėti vieną poziciją dėl tolesnių klimato kaitos sutarties sudarimo perspektyvų, dėl dėrybų su kitomis valstybėmis. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad šiandien įvyko tikrai labai gera, atvira ir konstruktyvi diskusija tarp ES valstybių narių. Manau, kad labai svarbus buvo Kinijos pagrindinio dėrybininko Xie Zhenhua dalyvavimas mūsų antros dalies konferencijoje, kur jis išdėstė, padarė išsamų pranešimą, išdėstė Kinijos poziciją tiek artėjančios susitikimo Varšuvoje kontekste, tiek pristatė pasiekimus Kinijos Respublikoje ir, mano nuomonė, gana aiškiai pasakė, kad Kinija pasirengus konstruktyviam ir aktyviam bendradarbiavimui su ES valstybėmis, siekiant sprendžiant klimato kaitos klausimus. Manau, kad tai labai svarbu ir tai iš tiesų rimtas ir reikšmingas žingsnis, kuris buvo padarytas Vilniui, siekiant arčiau bendradarbiauti ES valstybėm ir Kinijai. Taip, kad vertinčiau šios dienos pusę, tos dienos susitikimo rezultatus labai teigiamai, pozityviai ir tikiuosi, kad sekančius žingsnius mes darysime taip pat sėkmingai. Ačiū. Klimato kaitos komisarė Connie Hedegaard, jūsų žodis. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui Mazuroniui ir Lietuvos vyriausybei už labai puikiai surengtą neformalų susitikimą. Manau, kad visi labai liko patenkinti ir jūsų svetingumu ir susitikimo turiniu. Kaip, ką tik sakė ministras, turbūt ir nereikia minėti, sakyti, kad vienas iš didžiausių renginio akcentų buvo mūsų partnerio tarptautinėse dėrybose Kinijos viceministro apsilankimas. Buvo paminėta daugelis dalykų, bet europiečius turbūt labiausiai sudomintų tai, kaip ministras iš Kinijos apibūdino tai, kas šiuo metu yra daroma Kinijoje. Tai yra rengiamas Kinijos kovos su klimato kaita įstatymas, rengiama prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema Kinijoje, taip pat yra ir ruošiamasi laikotarpiu iki 2050 metų. Ir ministras šiai sakė, kad mažai CO2 išskiriantis augimas Kinijai turėtų suteikti naują konkurencinį pranašumą. Jis labai aiškiai pasakė, kad CO2 išmetimų mažinimas reiškia galimybes ir būtent taip turi būti skatinamas augimas šiame amžiuje. Tai yra labai svarbus signalas. Žinoma, mes taip pat kalbėjome ir apie tarptautinės dėrybas, kalbėjome taip pat ir apie mūsų vaidmenį tarptautinėse dėrybose, dalyvaujant Kinijos atstovui. Ir
apie Europos vaidmenį laikotarpiu iki 2015 metų, tai yra Paryžiaus tarptautinės klimato konferencijos, galiu pasakyti štai ką. Vyksta diskusija, ar nauja tarptautinė sistema turi būti kuriama iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Kalbant apie požiūrį iš apačios į viršų, tai reikštų, kad valstybės narės pačios imasi iniciatyvos. Jeigu iniciatyva eina iš viršaus į apačią, tai yra nusprendžiama, kuri valstybė ką turi daryti. Mūsų nuomonė, šie du požiūriai turi būti derinami. Iniciatyva turi eiti ir iš apačios, kur mes visi apsisprendžiame, ką mes turime padaryti, bet ir tada mes žinome, ką darysime patys ir ką darys mūsų konkurentai. O tarptautinės sistemos tikslas turėtų būti užtikrinti, kad mes visi esame pasirengę eiti dar toliau, dar šiek tiek pasistengti, žinodami, kad mūsų konkurentai taip pat daro viską, ką gali. Taigi, Europos funkcija per artimiausius metus bus didinti tarptautinio susitarimo užmojį, kad būtų panaikintas ta ambicijų spraga, kad ta skirtingų ambicijų spraga nepadidėtų. Ir dar, jeigu galima, aš noriu pridurti, kad tai buvo darbas susitikimuose, bet buvo tikrai labai daug dvišalių susitikimų tarp įvairių ES valstybių ministrų. Ir, sakykime, šiandien prieš mūsų pradžią mes turėjom susitikimą su Jungtinės karalystės klimato kaitos ministrų, netgi po šios spaudos konferencijos numatytas susitikimas su Italijos ministru, taip kad tai buvo ir bendras darbas kolektyvinis, kuris matėsi, ir labai daug diskusijų, kontaktų arba bendravimų dvišaliuose ar kelių valstybių lygmenyse. Aš manau, kad tai yra gerai, tai reikalinga, svarbu ir naudinga. Ir dabar apie visą tai prašom klausti ministro ir komisarės, kas pirmieji. Europolitics klausimas. Kinijos delegacijos pagrindinė mintis buvo ta, kad Kinija yra pasirengusi labiau bendradarbiauti su ES. Norėčiau paklausti, kaip toli gali eiti toks bendradarbiavimas ir ar būtų galima numatyti kokį nors dvišalį susitarimą panašų į tą, kurį Kinija neseniai pasirašė su JAV. Mes jau esame užmesgę labai glaudžius dvišalius ryšius. Paminėsiu prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą. Kinijos ministras taip pat minėjo, kad mes bendradarbiaujame įgyvendindami urbanizacijos iniciatyvą. Tai yra didelė iniciatyva. Manau, būtų pagrista teikti, kad matome Kinijos vyriausybės pastangas įvairiais lygiais. Aš sekmadienį vakare Briuselyje su ministru Šei taip pat aptariau, kaip būtų galima labiau išnaudoti artėjančio ES ir Kinijos viršūnių susitikimo galimybes, diskutuojant apie žaliąją ekonomiką. Taigi svarbu visus šios klausimus iškelti į aukščiausią lygį. Ir ekspertų lygių, ir su ministru Šei vyksta konstruktyvus dialogas ir vyksta ir dvišaliai dialogai su 28 valstybėmis narėmis, joms dirbant su Kinija. Taigi, kuo daugiau dirbame, tuo geriau, tačiau mes labai stengiamės, kad viskas neliktų tik gražiose deklaracijose, bet būtų paversta labai konkrečių bendradarbiavimų. Tai yra, ką daryti su ETS sistema, kaip padėti Kinijai ją kurti, kaip padėti miestams ir panašiai. Kalbame apie labai konkrečią pagalbą grindžiamą mūsų patirtimi. Klausimai? Agence Europe? Agence Europe. Kopenhagoje ES turėjo labai didelių užmojų ir
vis dėlto susidarė įspūdis, kad susitarimas buvo pasiektas be ES. Ar manote, kad dabar yra galimybių sudaryti susitarimą, prie kurio prisidėtų Kinija, Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa prieš kitą šalių konferenciją? Aš manau, kad visi turi prisidėti prie naujo susitarimo. Ir manau, kad tokia išvada buvo padaryta dar per konferenciją Durbane. Turbūt prisimenate, kad Durbano rezultato tikrai nebūtų pavykę pasiekti, teigiant, kad jeigu nebūtų nuspręsta, kad 2015 metais visos šalis turi prisidėti prie susitarimo. Taip pat buvo kalbama apie pasidalymą valstybių narių, kurios nori įsipareigoti ir kurios prisidėtų vėliau. Taigi jau Durbane buvo prisiimtas tam tikras įsipareigojimas, dabar mes turime jį įvykdyti, bet manau, kad kitoje šalių konferencijoje susidursime su tuo pačiu iššūkiu kaip ir kitose. Nepakanka pasakyti, kad norime susitarimo. Čia svarbus lemiamos reikšmės turi ir laikas. Kitas lemiamas klausimas yra užmojo, mūsų užmojai, mūsų ambicijos. Ir ES sieks didinti ambicijas šio klausimu ir dėl to komisija ir primiktinai teigia, kad Europa turi pasirengti, būti pasiruošusi ir surengti ir diskusijas dėl savo 2030 metų tikslo, kad būtume pasiruošę, kad žinotume, ką Europa galiausiai galės pasiekti. Taigi turime, ruošdamėsi Paryžiaus susitikimui, susitvarkyti ir savo viduje. Todėl labai gerai, kad šių metų gegužę valstybių ir vyriausybių vadovai išreiškė pritarimą komisijai, kad atėjo laikas apsispręsti dėl 2030 metų tikslų ir mūsų ambicijų lygio. Ir vadovai nori, kad mes pateiktume pasiūlymą šio klausimu iki šių metų pabaigos, kad prie jo vadovai galėtų grįžti kitų metų kovą. Daugiau klausimų, prašom. Aš taip pat manau, kad vicepirmininko iš Kinijos dalyvavimas yra realus žingsnis šią kryptimį, kuri lemia supratimą, kad tik tai drauge mes galime pasiekti rezultatų. Which we want. Klausim. I'm Vaidotas Beniušis from the Baltic News Services Agency. A question for Madam Commissioner. Yesterday there was Vakar vyko diskusija dėl skalūnų dujų. Jūs nedalyvavote toje diskusijoje, bet kaip jūs galvojate, ar skalūnų dujos gali daryti poveikį klimato kaitai ir galbūt stengiantis sustabdyti klimato kaitą reikėtų stabdyti skalūnų dujų gavybą? Komisija labai aiškiai yra pasisakiusi. Energetikos krepšelis, energetikos derinys yra valstybių narių reikalas. Jos gali apsispręsti naudotis skalūnų dujas ar ne. Skalūnų dujos iš Europos ar Europoje būtų šiek tiek geriau negu kad mes importuojame kol kas ir truputį blogiau negu kad tai, ką dabar naudojame. Žinoma, klimato kaitos prasme yra vienas svarbus klausimas, kad skalūnų dujos nebūtų suprantamas kaip kažkoks stebuklingas receptas visoms problemoms spręsti. Skalūnų dujos vis tik reikia susiprasti yra iškastinis kuras. Tačiau kaip alternatyva naftai ar kažkam kitam, skalūnų
skalūnų dujos galėtų būti svarstomos. Tad jeigu neįsivaizduosite, kad jos gali būti geresnis variantas negu atsinaujinančiai šaltiniai ar kažkas kita, viskas yra gerai. Tačiau, kaip vakar turbūt buvo pasakyta, kad turi būti kažkoks bendras reglamentavimo būdas Europoje, kad valstybės narės galėtų žinoti, ką jos gali padaryti, jeigu pradės eksploatuoti skalūnų dujas Europoje. Daugiau klausimų, prašom. Italian television, good morning. Italijos televizija. Labą dieną. Pone Mazuroni, noriu paklausti apie jūsų susitikimą su Italijos aplinkos ministru. Ar kalbėsite apie tą keistą situaciją, apie dvi Italijos įmonės, kurios laimėjo svarbius darbų konkursus čia Lietuvoje? Ką jūs sakote šiuo klausimu? I don't know, because, as I said, we will have... Kol kas nežinau, nes, kaip sakiau, mes susitiksime su Italijos ministru tik po šios spaudos konferencijos. Žinoma, ministrui atsakysiu į visus klausimus, kuriuos jis man pateiks. Bet ne šis klausimas bus svarbiausias mūsų pokalbio objektas, bet jeigu jūsų ministras manęs apie tai paklaus, pasistengsiu paaiškinti ir atsakyti į visus jo klausimus. Ir paaiškinsiu tą situaciją, kiek ji man yra žinoma. Galbūt nacionalinė žiniasklaida turėtų klausimų. Prašom. Reuters. Hello, Andrius Sytas, Reuters News. I have a question for Madam Commissioner. Reuters. Turiu klausimą komisijos nariai. Kada Europa pateiks savo tikslus 2030 metams, ruošdamasi 2015 metų susitikimui? Ir ar tai bus įteisinta kitais metais, ar bus laukiama iki 15 metų? Manau, kad svarbiausia yra valstybių narių ir Europos parlamento politinis sutarimas šio klausimu. Kaip jau sakiau, komisija ketina savo pasiūlymus šio klausimu pateikti iki šių metų pabaigos. Po to turiu dar pasakyti, kad dar gegužės mėnesį valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė, kad šį klausimą norės aptarti per 2014 metų kovo mėnesio savo susitikimą. Taigi, bus apsispręsta, koks bus ES ambicijų lygis, kokių tikslų reikia, bus parengtas bendras politikos pagrindas. Kaip žinote, kitais metais gegužę vyks rinkimai į Europos parlamentą. Todėl nepavyks galutinai užbaigti ir priimti teisėkūros pasiūlymo visose institucijose. To niekas ir nebuvo numatęs, tačiau galima pasiekti politinį susitarimą, kad kai ateis kitų metų rugsėjis ir kai Europos lyderiai dalyvaus generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono rengiamame lyderių viršūnių susitikime Niujorke, tai tada reikia sugebėti pasakyti, ką ketiname ES viduje padaryti 2030 metais. Arba komisariai, jeigu prašom, LRT televizija. LRT televizija, žinios. Žodžiu, kaip supratome, su Kinija dialogas gana gerai vyksta, o kaip yra kokia situacija Europos Sąjungai derantis su tokiom didelėm šiltnamių dujų išmetėjom kaip Amerika, Indija, ar mes galim paveikti kažkaip juos? Čia galbūt komisarė gali atsakyti. Komisarė, jo. I think that we have
Galiu pasakyti, kad mes nuolat ir įvairiais lygiais dirbame su pagrindinėmis šalimis, kurias jūs minėjote. Po šio susitikimo aš ir ministras vyksime į Krokuvą, ten nuo šio vakaro ir rytoj visą dieną vyks didžiausios ekonomikos šalių susitikimas. Aš pati rugsėjo pradžioje vyksiu į Ramiojo vandenyno šalių forumą. Tai yra 16 Ramiojo vandenyno šalių jų vadovų susitikimas ir klimato kaita bus viena svarbiausių temų. Taigi vyksiu į Maršalo salas. Taip pat rugsėjo pabaigoje, pirmąją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos savaitę, dirbsime su besivystančiomis šalimis. Mes nuo Durbano susitikimo pradėjome sistemingai dirbti ir bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis, taigi per generalinę asamblėją susitiksime su daugiau ambicijų turinčiomis besivystančiomis šalimis. Susitikimai vyks įvairiais lygiais, taigi mes daug dirbame, vyksta geras dialogas. Ir žinoma, dar kažkiek laiko yra iki Lenkijoje vykstančios šalių konferencijos. Manau, kad Varšuvos konferencija, kitų metų konferenciją turėtume vertinti kaip logišką žingsnių seką. Mes pradėjome darbą ir tas procesas baigsis 2015 metais. Taigi tą procesą reikia vertinti kaip visumą. Tačiau turiu pasakyti, kad jau dabar su 17 didžiausių pasaulio šalių kalbėsime apie tai, ką daryti toliau. Ar jūsų klausimą atsakydamas, ar pavyks, tai mes pamatysime 2015 metais Paryžiuje. Bet kad reikia siekti susitarimo ir ES valstybės darys viską, kad būtent toks bendras susitarimas būtų pasiektas, nes paprasčiausiai kito kelio nėra, tai tikrai bus ir tokio susitarimo bus siekiama, kaip komisarė Koni pasakė, įvairiais būdais ir priemonėm, visais galimais būdais, kurios gali ir turi ES valstybės. Ačiū komisarė, ačiū ministrė, dėkojam žurnalistams, visą preskonferencijos medžiagą ir daugiau galite rasti pirmininkavimo svetainėje internete www.eu2013.lt ir ministerijos AMLT. Ačiū dar kartą už jūsų dėmesį ir iki kitų kartų.